Garbė Jėzui Kristui. Šventieji pašauktieji, gera jūs matyti šventosios dvasios lietuje įmirkusius. Kaip gyvuojate? Labai gerai, Dievo malonė yra didelė ir Dievas šaukia mus visus į savo nuostabią šviesą. Aš iškart prie reikalo. Reikia kalbėti apie pašaukimą. Ir pirmas dalykas, kurį mums reikėtų prisiminti, nubusti, būti pažadintiems to didžiojo Dievo laikrodžio dūžio, jog šaukiami esame mes visi. Labai dažnai, kai galvojame apie pašaukimą, į ką esu pašauktas, kam esu pašauktas, staiga mums mintise iškyla tie, kaip mes sakom, super pašaukimai. Mozė ir degantis krūmas, Abraomas, Izaijas, apaštalas Paulius, mergelė Marija. Ir taip kažkaip pradedi jaustis taip ne visai pašauktas, daug mažiau pašauktas negu jie. Nes kažkaip kur tas mano degantis krūmas, kur tas degantis krūmas ir neaišku čia. Jiem tai buvo viskas aišku, Dievas pasakė, kaip jau rėžė, tai Mozė ir batai nukrito nuo kojų ir krito žemėn. Ir sako, čia ta vieta šventa ir nuo šiol viskas jau aišku, ką reikės daryti. Mano gyvenimas jau ne mano, bet mano gyvenimas Dievo. Ai, kaip aš norėčiau. Bet jeigu mes bent truputį pažįstame mūsų Dievą. Porą teologinių klausimų jums. Kur yra Dievas? Visur. Ką Dievas gali? Matai, Dieve, jie žino. Ar tikrai žinome, ar Dievas, kuris laiko visą, smelkia visą, visur yra, visą gali, visą išmintingas, visą mylintis, pilnai mylintis yra, gali pašaukti Mozę 100%, o Petrą, Joną, Benaulevičių 20%. Tu būsi 20% pašauktas. Kad Dievui taip neišeina. Sako, Dievas gali viską. Yra dalykai, kurių Dievas negali. Nes jeigu jis tuos dalykus galėtų, tai jau būtų negalia. Dievas negali dalinai. Dievo taip yra taip, Dievo ne yra ne. Ir kaip apaštalas sako, mums Dievo visada yra taip ir amen. Dievas šaukia visus 150%. Tiek, kiek įmanoma. Taip labai. Apaštalas sako, kad mes visi esam pašaukti į jo karalystę, į jo šlovę. Apaštalas Petras sako, kad Dievas pašaukė mus. Nesakė mus išskyrus šituos 3, 4 ar šitą Kauną. Sakė, Dievas pašaukė jūs iš tamsos į savo nuostabią šviesą. Nėra nei vieno nuošalyje, nėra nei vieno, kuriam vietos nėra Dievo širdyje. Ir štai kodėl tik įėjau į šitą pastatą. Prišoko prie manęs broliai sesės, sako, mes esam Ignalinos šventieji. Sveikinam. Vau, kaip smagu. Galvoju, štai žmonės, kurie pažįsta Dievo žodį. Taip, kaip apaštalas Paulius kreipėsi į krikščionis. Norite paskaitysiu? Romiečiam 1. Rašotės, verčiate. Kodėl negirdžiu šlamančių puslapių? Kasgi čia dabar? Ai, katalikai susirinkame. Nes sako, internete grįžęs namo pasižiūrėsiu. Štai kaip Paulius sveikinasi su krikščionimis. Aha. Jo vardu mes turime padaryti klusnes tikėjimui visas tautas, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo numylėtiesiems, esantiems Romoje, esantiems Kaune, pašauktiesiems šventiesiems. Būti krikščioniu reiškia savaime būti pašauktu. Jei esi krikščionis, esi šaukiamas, esi pašauktas. Apreiškimo 14. Apreiškimo knyga be abejo. Avinėlis nugali žvėrį ir jo valdovų statytinius kartu su savo pašauktaisiais.
Dievas pašaukė mus į savo nuostabią šviesą. Ir tas, kuris pašaukė, yra ištikimas, jis ir įvykdys, sako apaštalas. Mačiau neseniai vieną tokį vaizdelį. Na, toks paprastas žmogus, Karlas, kalbasi su Jėzumi, kavinėje. Ir sako, Jėzau, man atrodo, kad aš slystu tau iš rankų. Man baisu, kad tu mane paleisi. Esu netobulas žmogus, esu varganas žmogus. Jėzau, nepaleisk manęs. Jėzus Karlui sako, Karlai, ką tavo vaikai turėtų padaryti tokio, kad tu nustotum juos mylėti? Karlas sako, neįmanoma. Nėra tokio dalyko pasaulyje. Jėzus sako, dabar tu supranti, ar ne? Jis šaukia mus ne kažkokia tai burna, jis šaukia mus širdimi. Prieš pasaulio sukūrimą ten buvo vienas, aš nežinau, kas ten buvo Dievo širdyje, bet vienas dalykas yra tikras, ten buvai tu, ten buvome mes. Jis išsirinko mus prieš pasaulio sukūrimą, jis turėjo mus omenyje. Tai yra rimčiausia draudimo agentūra pasaulyje. Nepaleis. Tikrai. Padengs visą skausmą, visas kelionės išlaidas. Dievas šaukia 100%. Tai kaip čia taip nutinka, kad mes jaučiamės tik iš dalies pašaukti ne iki galo. Pats žodis bažnyčia reiškia tuos, kurie pašaukti, pašauktuosius. Ar mes esame bažnyčia? Esame. Jėzuje, Jėzaus kūne. Vadinasi, esam pašaukti. Vadinasi, esam šaukiami. Ir kai pagalvoji, ką reiškia būti pašauktu, kokia čia ta jausena, kas tai per dalykas būt šitame pasaulyje pašauktu arba gyvenčiame pasaulyje, šioje visatoje, tartum nebūtum pašauktas, tai man į galvą iškart ateina tokie, kaip Antanas sakė, Benas tai dalinasi savo gyvenimu. Tai juokingi tie mano pavyzdžiai, bet vis tiek. Tokie keisti pavyzdžiai. Na, pavyzdžiui, gal paprasčiausias būtų eini tu gatve. Ir, ne tokia lietinga diena. Gali truputį vaizduotę įjungti, ar ne? Ir tokie objektai pilki, asfaltas kažkoks, tai nežinau, apie ką tu ten galvoji. Ir pabandykite įsijausti. Staiga tu girdi. Na, nežinau, koks jūsų vardas? Raimonda. Raimonda eina gatvė ir staiga girdi. Raimonda! Ką Raimonda daro? Raimonda sustoja. Kas čia? O, mano sena draugė, bičiulė, kaip gera tave matyti. Kas nutiko? Raimonda iki pašaukimo ir po pašaukimo yra truputį kitokia Raimonda. Iki pašaukimo Raimonda nėra kalbinama. Pašaukimas. Ar girdite mane? Ne. Tai, žinokite, policininkas atvažiavo ir šaukė gerų norų visus tos, kurie pasistatėt automobilius prie durų, tuoj pat juos patraukti, nes būsite toliau pašaukti į inspekciją ir atsiskaitysite ir visą. Matote, ką reiškia staiga, kai suvoki, kad esi pašauktas? Keliesi ir eini. Gerai policijai, kantriai policijai. Viešpats taip pat yra kantrus. Ir kai jis pašaukia, tu sustoji, keiti kryptį, atsisuki ir staiga toj pilkoj gatvėje yra kreipinys. Tu jau negyveni tuščioj visatoj. Visatoj yra tas, kuriam rūpi ir tavo diena pasikeičia. Tu sutikai bičiulį, tavo planai pasikeitė, tu sėdi, kalbiesi, geri kavą, arbatą, jums gera. Kalbinamas pasaulis, per kurį Dievas kalbina. Štai kas yra būti pašauktu. Kiek daug tų žmonių su automobiliais. Gerai. Lauksime jūsų grįžtant atgal su daug geresnė nuotaika. Turiu nuostabią žmoną. Esam susituokę, turėjau tokią gėdingą situaciją neseniai, radijo laidą, kalbėjome apie vaikučius, apie santuokinį gyvenimą. Pirmas klausimas radijo laidos vedėjo. Tai Benai, kiek metų esate susituokę? Ir aš taip
Tai gal 5, gal 13, taip, nu, žinai, ir daros vis labiau gėda. Sako, tai kelintais metais, nu, gal 2000, o žiedą palikęs namuose, gal 2007, tai benai čia 7 metai. Ne, tada ne, daug seniau. Gal darom įrašą iš naujo, sakau. Bet nepaisant to, žmona nuostabi, taip gera, mūsų dukrytė sukako 1 metų gimtadienis vakar, užpūtė žvakeles. Puiku. Ir mano žmona išdykusi, mes abu tokie. Tai prisimenu, kai tik susitokėm, nu kaip dabar tiesiog paimti ir įteikti žmonai, čia nupirkau tau šokoladą. Neįdomu, ar ne? Tai gal jūs esate tą patyrę, ar ne? Grįžti, aš tebe kalbu apie pašaukimą, grįžti į tuščius namus. Tuščia. Nieko. Ir staiga žiūri, ant grindų raštelis. Ieškok spintoje. Pagaukit jausmą. Būti pašaukti. Mes įmesti į tuščią visatą, kur trinasi dalelės ir daugiau nieko. Materijos košė. Ir staiga, ką reiškia įtikėti? Takšt, raštelis. Žinok, yra kai kas daugiau. Yra scenarijus, o dabar follow the directions. Sek, ką tau sakysiu. Prie spintos prašom. Eini prie tos spintos, atidarai, ieškok po, ten nežinau, stalčiui, ar ne? Ir jeigu labai jau išradingi žmonės, tai toliau bus raštelis, eik iki kiosko apačioje. Kaip tai čia dabar? Nusipirk šokoladą, ne. Ir tu nueini, o ten jau sutarta su kioskininkė. Vienas mano bičiulis taip pasipiršo. Ir ta, žinai, mylimoji juda kažkaip tai link to kiosko, kioskininkas sako, sėdate dabar į 21 autobusą ir važiuojate į galą. O, nu gerai. Pabaiga, aišku, buvo happy endas, ji nepasiklydo, ten jos laukė mylimasis su vestuviniu žiedu. Didinga pabaiga, avinėlio vestuvės. Bet dabar pagalvokit. Tai yra buvimo pašauktų pajauta šioje visatoje. 15 žmonių važiuoja 21 autobusu. Bet vienas važiuoja į meilės pasimatymą. Milijardai žmonių perka, parduoda, trinasi, duris uždarinėja, atidarinėja, gula keliasi. Kažkas iš jų vyksta į meilės pasimatymą. Visata netuščia, ji kalba. Yra scenarijus. Paulius apaštalas, visas Naujas testamentas sako, kad mes pašaukti pirmiausiai vienam stipriam dideliam dalykui – vilčiai. Turėti viltį. Ką reiškia neturėti vilties? Vilties neturi, kai nieko geresnio negali nutikti. Kai žmogus sėdi valtyje vidury vandenyno ir nėra jokio uosto, jokio kranto, koks skirtumas, į kurią pusę plaukti? Tu lygiai taip pat gali likti vietoj. Bet čia meilės raštelis, uostas ten kebabinė. Wow! Kryptis, judėti, kalbinamas, nuotykis. Būti pašauktų reiškia būti atviram. Tu esi visiškai atviras, nes tu gavai raštelį, eik prie spintos. Kas toliau tu nežinai, bet ji žino, kuri paruošusi tau šokoladą arba žiedą. Ir tu eini atviras ir jau nėra taip ir svarbu, ar 21 autobusu, ar pėsčiomis nueiti tol, kol tu žinai, kad tavęs ten laukia mylimasis arba mylimoji. Mes taip dažnai, taip sureikšminam tą klausimą, kokiu būdu. O ar aš pašauktas būti pardavėjų ar kepėjų? Ar aš turėčiau būti kunigas, o gal turėčiau būti pamokslininkas, o gal turėčiau būti žemdirbys? O gal man tuoktis, gal man 15 vaikų turėti, gal vieną? Koks skirtumas, jei tu vyksti į meilės pasimatymą? Į Palangą gali nuskristi lėktuvu, važiuoti traukiniu, autobusu, plaukti upe arba nueiti pėsčiomis. Ten atsidurti, ten. Ir žmogus, kuris žino, kad jo laukia, mažai kreipia dėmesį į tas kitas detalės.
mylimosios veidas yra tai, kas užstoja visą horizontą. Ir įdomu, neužstoja, bet atveria dar daugiau. Tas, kas šaukia, žino, kas tu toks esi. Aš žinau, ką reiškia blogas pasimatymas. Mano žmonai patinka tamsus šokoladas ir patinka Celine Dion, čia tokia atlikėja. Būtų blogas dalykas žmonai galiausiai įteikti baltą šokoladą ir užleisti AC/DC, jei nepatiktų. Dievas, kuris tave šaukia į šitą kelionę, į savo sužadėtuves, žino, kas tu toks esi. Ir štai kodėl, kai mes klausėme, kodėl mano gyvenime tai nutiko, tu nežinai kitos stotelės, tu nežinai, kas bus toliau ir ką rasi atidaręs spintą, koks raštelis ten bus. Bet vieną tu žinai, tas, kas šaukia, žino, kur tu esi, kas tu esi, kas tau gera, kas tave gydo, o kas tave griauna. Ir jis niekada neduoda to, kas tave sugriautų. Tai yra gyvenimas viltyje. Dar liko vaizduotės lašas? Dar vienam pavyzdžiui? Gerai. Kas iš jūsų gyvenate tarybiniais laikais? Aha. Oi, tai suprasite pavyzdį. Įsivaizduokite. Gyvenate jūs, nežinau, dabar aš Garankščių kaime gyvenu. Ar Kaune? Kažkur tai lietinga diena. Koks jausmas? Jausmas kaip jausmas. Gyveni, iš parduotuvės pieno, batoną atsinešiai. Per teliką labaną atveikučiai, tada nežinau. Ir staiga žinia. Tu laimėjai žalią kortą. Tavo dėdė Amerikoje paliko tau $100 000. Ką ten tūkstančių, milijoną. New York'e. Pagaunate jausmą. Tu sėdėjai savo virtuvėje, o dabar tu sėdi virtuvėje ir žinot, visame name visi sėdi savo virtuvėje, bet tu sėdi su žalia korta ir palikimu lentynoje. Jausmas yra nežmoniškas, jausmas yra žvėriškas. Aš pažįstu žmonių, kuriem tai tikrai nutiko. Jie ko negavo infarktą ir beveik viską prarado. Širdies pulsas padažnėjęs ir tu žinai vieną naują dalyką, kad viena koja tu staiga atsidūrei kitame pasaulyje. Ir Paulius ir apaštalai nuolat kalba apie tai. Mes esam tik keleiviai, mūsų laukia geresnė šalis, mes jau dabar esam dangaus piliečiai. Ir tai yra gyvenimas su pajauta, jog aš turiu dangaus pilietybę. Paulius netgi svarsto, sako, žinai, būtų geriau mirti ir būti su viešpačiu, bet dėl to, kad reikia skelbti Evangeliją, dar pabūsiu ir čia įstartum vieną koją, kur čia taip, žinai, kažkaip jau, nors dar ne namuose, bet nuotykis užtikrintas. Ir tiesą sakant, tokioj situacijoje, kai lentynoje yra tas dalykas, tau šita dabartis, šita tikrovė atrodo mažesnė negu tai, kas laukia ten. Apaštalas Paulius kalba nuolat, kad mes paveldėtojai. Mes gavome paveldėjimo dokumentą. Dvasia liudija mums, kad mums patikėta kas? Karalystė. Viskas. Jeigu tėvas davė savo sūnų, kaip ir visko neatiduotų su juo. Visi dalykai. Gera būti pašauktų. Ir man atrodo, mes neįvertinam labai dažnai to, kad pašaukti esame visi ir iki galo ten, kur esame. Toks labai žymus teologas su labai keista pavardė, Hansas Urs von Baltazaras, savo laiku rašė: pagrindinis žmogaus patyrimas, pagrindinis duomuo, kurį žmogus gauna tik atėjęs į šitą pasaulį. Kūdikis išvysta motinos besišypsantį veidą. Veidas, kuris pasitinka. Čia aš nesu svetimas, čia aš nepaliktas. Motinos šypsena, kalbinimas, aš esu užkalbintas. Štai ir nuo to laiko, nuo tos akimirkas Baltazaras sako,
Jeigu tai nutinka, jeigu motinos besišypsantis veidas pasitinka kūdikį, jis toliau gyvena žinodamas, kad aš esu dialoge, aš esu kalbinamas. Kiek daug kūdikių nemato motinos kalbinančio veido. Vaikų namuose prižiūrėtojos žino, kad negalima atsiliepti į vaikų poreikį, į kūdikio poreikį. Sako, pripras prie meilės, pripras, o niekas negalės suteikti. Bus daugiau kančios. Štai ką reiškia būti visatoje, kurioje niekas nešaukia. Viešpats sako, mes esam pašaukti. Tai vis dėlto, jeigu taip, tai kaip čia yra, kad ne vienas iš mūsų jaučiamės taip dažnai, kad gyvenimas teka, gyvenimas plaukia, o tai kas tas mano pašaukimas? Konkrečiau Dieve galima, į ką aš, nes man atrodo, kad jau pabaiga beveik, o pašauktas normaliai taip ir nebuvau. Dieve, normaliai, galima, be užuolankų, be raštelių. Kam aš skirtas? Kokia mano misija? Taip kaip pašaukiai Mozę ir Abromą, ir Izaiją, ir pranašą Joną, Joną Krikštytoją, Mariją, Juozapą, Juozapui ir tai sapną atsiuntėjai. Neišvaryk tos mergaitės, bus tau blogai, žinok, čia viskas labai gerai, tik tais dabar tavo pašaukimas apsaugoti tą, kuris ateina. Kaip būtų gera. Susapnavai? Turi dirbti buhalteriu. Opa, viskas. Dievo valia. Ačiū tau, Dieve, mano degantis krūmas. Visai nebloga profesija, ačiū. Kažkaip tai mes taip dažnai jaučiamės, kad neapčiuopėme, kas čia yra ir kur. Kur tas mano pašaukimas. Man atrodo, kad problema iš dalies yra tame, kad kažkaip čia taip yra nutikę mūsų visuomeniai. Mes labai vertinam pozicijas. Ir tiek daug dėmesio kreipiame į tą vadinamą specialų pašaukimą, į konkretų luomą, į konkrečią profesiją, į konkretų gyvenimo būdą. Aš pats buvau jaunas katalikas ir turiu pasakyti, kokią 15 metų mane kamavo šitie klausimai. Tai ar aš į seminariją turiu eiti, ar čia man ženytis, ar čia, žinai, ir viena koja lyg ir toj seminarijoje. Bet o ką jeigu, kažkaip tai, paskui jau tą, žinai, negali vesti to savo mylimosios, nes o ką jeigu dar į seminariją reikės eiti. Ir taip matai, tas Dievas sako, atsargiai, žinai, padarysime tą žingsnį. 15 metų, taip šių. Ir ačiū Dievui, kad Rūtelė mane pakvietė čia pakalbėti. Žinot, kai mane pakviečia kažkur šnekėti, aš darau vieną namų darbą ir jum taip pat patariu, darykite tai yra labai geras dalykas. KBK, žinot kas yra? Katalikų bažnyčios katekizmas. NT, Naujasis testamentas. Abu šitie turi gale teminę rodiklę. Labai gerą. Atsiverti pašaukimas. Gerai, skaitome, ką bažnyčia yra pasakiusi katekizme apie pašaukimą. Skaitome, kas Naujam testamente, ką mums sako Dievo žodis apie pašaukimą. Surprise, surprise. Kokia nuostaba. Apie konkretų pašaukimą į konkretų luomą pasakyta, žinokit, sunku patikėti, kiek mažai. Kalbama apie tuos dalykus, bet kaip apie pašaukimą. 3 dalykai, 2, 4, labai mažai. Bet labai daug kalbama apie pašaukimą numeris 1. Apie didįjį pašaukimą, visuotinį pašaukimą. Apie tai, į ką mes esam pašaukti visi. Nustebau, tapo įdomu. Pala, tada reikia skaityti. Žinot, kas čia pasakyta? Štai tokie dalykai.
Naujasis testamentas sako, kad mes visi esam pašaukti į viltį, pašaukti į šventumą, pašaukti garsinti nuostabius darbus Dievo, pašaukti į kantrybę, tokią kaip Kristaus, pašaukti į Dievo šlovę, pašaukti į šventumą, pašaukti paveldėti Dievo dovanas, pašaukti į Kristaus malonę, būkite šventi, nes tas, kuris jūs pašaukė, yra šventas, pašaukti į šlovę ir dorybę, pašaukti į laisvę. Kristus jūs išvadavo, tad būkite laisvi, jis pašaukė jūs į laisvę. Dievas šaukia kiekvieną iš mūsų į savo sūnaus bendrystę. KBK, Katalikų bažnyčios katekizmas, sako, kad mes visi pašaukti į šventumą. Be abejo, Vatikano antrasis susirinkimas, dogminė konstitucija Lumen Gentium, universalusis, visuotinis Dievo vaikų pašaukimas į šventumą. Nes Dievas šventas. Būkite tobuli, kaip mano tėvas tobulas. Toliau kalbama apie skirtingus kelius, kuriais šventumas gali įvykti tavo gyvenime. Toliau katekizmas sako, mes visi pašaukti būti skaistus. Mes visi pašaukti apaštalauti, skelbti Dievo karalystę. Mes visi pašaukti į tėvystę ir motinystę. Kažkuria tai forma. Kas tai būtų? Kai aš žvelgiu į savo dukrytę, man net skauda, kaip aš myliu. Ir turbūt kažkas yra ne taip, jei mūsų gyvenime nėra nei vieno dalyko, dėl kurio net skauda, kaip myli. Tėvystė, motinystė. Apaštalas Paulius sako, su skausmu gimdau jūs, vaikeliai, Dievo karalystė. Jam skaudėjo netgi, kaip jis mylėjo tuos, kuriems skelbė Dievo žodį. Mes visi pašaukti melstis, turėti bendrystę su Kristumi, būti gailestingi, mylėti, universalus visuotinis pašaukimas. Apie tai nuolat rašoma. Ir tik keli dalykai apie tai, kaip konkrečiai mes galėtumėm tą dalyką įvykdyti. Savo didįjį pašaukimą. Išeina labai savotiška situacija. Dar įdomiau yra, kad visi tie, kurie, kaip mes sakom, buvo pašaukti tos super pašaukimus, nors Dievas šaukia mus visus į super pašaukimą, bet mums apie save sunkiau suprasti, mes save iš šalies nematom. Kiti mums gali pasakyti, štai kodėl broliai seserys taip svarbu. Bet dabar pabandykit prisiminti. Abraomas, Mozė, Izaijas, Elijas, Jona, Jobas, irgi savotiškas pašaukimas. Aha, mergelė Marija, Juozapas, Zebediejaus sūnus, apaštalas Petras, Paulius, Barnabas. Ar bent vienas iš jų iš vakaro žinojo, kas nutiks kitą dieną? Į ką jie bus pašaukti? Ar bent vienas iš jų prieš minutę žinojo, kaip Dievas juos pašauks sekančią akimirką? Koks jūsų atsakymas? Sakykite taip. Ne. Mes negalim net numanyti, kaip konkrečiai Dievas nori mus pašaukti. Ir kaip liūdna, kai tavo visos mintis sutelktos į tai. Į ką Dievas mane šaukia. Kaip konkrečiai aš turiu. Bet ateitis mums yra paveikslėlis galvoje. Jos nėra, ji Dievo rankose. Tik dabartis yra tikrovė. Jėzus sakė, rytojaus diena pasirūpins savimi, šiandienai užtenka savo rūpesčių. Bet žmogus, kuris nuolat svarsto, kaip aš kadaise, tai kunigas ar tėvas, tai
gyvena ateitimi. Ir štai yra tokie du pašaukimai. Pašaukimas A, didysis visuotinis pašaukimas, kurį minėjau, pašaukimas į šventumą, pašaukimas į meilę, pašaukimas į melsis, pašaukimas. Aha. Ir pašaukimas B. B tai pašaukimas į konkretų kelią. Į konkretų būdą. Ir žinot, kas nutinka? Jeigu mes telkiam visą savo dėmesį į pašaukimą B, mes pamirštame pašaukimą A. Ir kai iš tikrųjų pašaukimas B mus ištinka, mes nesugebam į jį atsiliepti. Mes nesugebam jo netgi pastebėti, nes mes apleidom savo didįjį pašaukimą. Jei tu gyveni atidus dalykam, į kuriuos Dievas nuolat šaukia, tavyje didėja talpa Dievui, klusnumas dvasiai, Dievo žodžio ragavimas, tau pradeda ryškėti Dievo tiesa apie tikrovę, apie tave. Tu pradedi būti šiame pasaulyje labiau kaip Dievo vaikas, Dievo dukra, Dievo sūnus. Ir kai Dievas nori pakviesti tave į konkretų pašaukimą, tu esi ten, tu esi visas pasirengęs, tu esi it šilta duona, tu esi visas taip Dieve. Tokį žmogų Dievas gali šaukti, kur tik jam reikia. Ir čia yra tikroji prasmė sakyti, Dieve, o ko tu nori? Mes labai dažnai apleidžiame šventumą, meilę, maldą ir sakom, nu Dieve, bet gal tu mane pašauksi, tada žinosiu, kaip čia man ir ką daryti. Bet tada tu net, Dievas pradeda šaukti ir sakai, gal po metų, o gal tik pasigirdo. Aš biškį kitaip įsivaizdavau. Prisimenat, kai Dievas šaukia konkrečiai, iš vakaro nežinai, ką pašauks. Bet čia yra žmogus, kuris nesuka galvos apie paveikslėlį galvoje ir visas yra dabar, čia su Dievu, čia artimasis, čia mažiausias iš brolių, čia meilė, čia šventumas. Ir staiga Dievui prireikia, Dievas sako, ar galėtum tai? Ir sakai, taip, viskas. Ir tu pats net nesuvoki, kaip tu atsiduri būtent ten, kur Dievas nori tave matyti. Neapleiskim pašaukimo A, didžiojo pašaukimo. Nesukim galvos dėl paveikslėlio galvoje. Dievas pasirūpins. Būkime pasirengę. Visada atviri, visada nuotykyje, visada 21 autobuse su rašteliu rankoje. Ir viskas bus gerai. Mes taip linkę gyventi iš kredito į ateitį. Tiek daug dalykų šiandien mūsų, sakom, visuomenėje, mūsų programuoja gyventi ateitimi. Kai baigsiu mokyklą, nu tai tada išvažiuosiu į Vilnių, jau prasidės. Kai baigsiu studijas, gausiu darbą, gausiu pirmą atlyginimą, tai vieni ten kas, prisigersiu, kitas sako, į parodą nueisiu. Kiekvienas pagal savo tobulumo ar sugedimo laipsnį, jau tada jau šita moteris bus mano, jau prasidės gyvenimas, namas, pagaliau Mercedesą dar nusipirkti. Dar antrą mašiną žmonai, kad vienas galėčiau. Žmonės visą nuvažiuosiu tada į Šanchajų. Svajonių įsipildymas. Viskas. Pamatysiu visada į ateitį, visada į ateitį. 1, 2, 3 atėjo mirties akimirka, žmogus tai ką nubunda, sako, palauk, tai kad aš negyvenau, Dievas sako, bet tau buvo duotas konkretus laikas gyventi. Bet aš, o kaip tu gyvenai? Į paveikslėlį galvoje, kurio šiaip nėra. Vienas jaunas žmogus įdėjo tokį gražų video reportažą į YouTube, internete galite pamatyti. Jis sako, jei tu gautum 100 000 eurų, vajai, netaiktelėjo kažkas, į savo sąskaitą ryte, atsinaujinimo dienos rytas, tu gauni 100 000 eurų, bet su viena sąlyga. Tik šiai dienai. Rytoj neliks. Rytoj paims. Šiandien turi išleisti. Žinot, kas būtų?
dabar taip staiga atsikeltų pusė sakytų, labai negalvoju kažko, tai žinai, į lauką. Ką darytum? Pultum, leistos pinigus kaip įmanoma greičiau. Ir čia Dievo palikimas, Dievo turtas. Ši diena rytojaus nėra, šiandien duotas gyvenimas. Šiandien yra viešpatis meilė. Čia. Viskas. Rytojus yra iliuzija. Rytojus virs tikrovė ir jis, ko gero, ta tikrovė bus kitokia, nei mes įsivaizduojame. Ką aš darau šiandien, kad manyje talpa Dievo kvietimui būtų didesnė. Palikim rūpintis, kas Dievo Dievui, kas žmogaus žmogui. Tai tiek apie pašaukimą. Labai paprasta žinia. Atlikite namų darbą. Katalikų bažnyčios katekizmas, Naujasis testamentas, didysis pašaukimas. Nesupainiokite vietomis. Pasakyk, nesupainiosiu. Gerai. Viešpatie Jėzau Kristau. Bet aš dar nesimelsiu. Apie save papasakoti. Rūtelė neleidžia man baigt kalbėti. Matote, ką reiškia broliai sesės. Jeigu manęs dvasia neįkvėpia, tai įkvėpia kažką, tai ir tas sako, pala, čia dar ne viskas, dar turi kalbėti. Gerai, atvirai papasakosiu apie save. Aš buvau pašauktas, čia prasideda, aš dabar taip pajuokaut norėjau. Buvau muzikantas. Radau viešpatį, viešpats mane pasigavo ir man labai norėjusi pašaukimo B, kuo greičiau. Konkrečiai. Aš įstojau kunigų seminariją. Buvo labai geras maldos laikas. Daug gerų dalykų nutiko. Bet tuomet aš dar gerai nežinojau, ar esu katalikas. Nebuvau dar, kaip sako, pakankamai subrendęs katalikų bažnyčiai. Mėčiausi visur, o kitas bažnyčias. Tol, kol galiausiai nesupratau jau, kaip čia man toliau gyventi. Bet žinau, kad kunigas tai šią akimirką, nelabai. Nesu susivokęs, nesu susipratęs. Nesuprantu, kodėl katalikų bažnyčia. Nėra iki galo taip. Aha. Palikau kunigų seminariją. Studijavau teologiją. Visą tą laiką aš turėjau tą paveikslėlį galvoje. O ką jeigu? O gal? O jeigu aš padariau didelę klaidą? O jeigu Dievas nepatenkintas tuo? Ką dabar daryti? Viena vertus širdyje jauti lyg ir ne visai ne, bet tada, žinot, kaip tokios problemos greitai sprendžiamos? Rytoj yra toks žodis. Tai tada, žinai, dar pusę metų. Gal teko sutikti žmonių, kurie, šiais laikais turbūt daug tokių žmonių, nemažai mūsų vyrų bijome vesti mūsų mylimasias. Ir, žinai, čia yra tas žmogus, atrodo, su kuriuo galėtum praleisti visą gyvenimą. Bet vesti negali. Kodėl? Žinai, gaila savo laisvės kažkokios, tai dažnai būna jau ir taip gyvena kartu, ir taip jau viskas neblogai, ne? Atseit vyrui. Ir kalbėsi tu su tokiu žmogumi ir jis sako, mes dar nusprendėme dar atsiskirti kokiam mėnesiui. Gal geriau suprasime, į ką mes pašaukti. Čia supras žmonės 3 metus gyvena kartu, o paskui atsiskiria, gal aš visgi pašauktas būti benediktinų vienuoliu. Ar ką tu naujo sužinosi? Ko dar nežinai apie savo situaciją? Taip nutinka, kai mes pašaukimą apleidžiame. Bet Dievas turi vieną įdomią savybę. Dievui praeitis yra tikrai praėjęs dalykas. Čia mes žmonės kažkaip tai visą laiką vieną savo šaknim velkam savo praeitį kartu paskui save. Ir jaučiamės labai susaistyti. Bet Dievas mums, Dievas turi amžinybę. Bet tau ir man konkrečiai yra pasakęs šiandien. Šiandien nauja diena. Šiandien išgelbėjimo metas. Kiekvieną dieną iš naujo. Kas yra šiandien? Kur tu esi šiandien?
Ir sutikau aš Dalią, nuostabią tokią būtybę. Ir mes draugavom kelis metus. Buvome Amerikoje. Ir nors aš širdyje jaučiau, kad iš tikrųjų tai atėjo laikas baisiausiam nutikimui mano gyvenime. Vestuvė. Drebu visas ir bijau. Iš balės sėdžiu ir bijau ir pajudėti, ar ne? Aš nesugebėjau jos vest laiku. Gal taip reikėtų sakyti. Ir mano gyvenime yra nutikę taip. Ta siaubinga baimė. O įkyla iš egoizmo, įkyla iš kūno. Paulius sako, mūsų kūno sąnariuose gyvena kitas įstatymas. Mūsų kūnas bijo dviejų dalykų. Jis nenori mirti ir bijo kentėti. Ir kažkaip tai visą laiką nori save pasaugoti savo. Ir taip yra nutikę kažkaip mano gyvenime. Iš tos siaubingos baimės. Kai tu pasimeldęs, staiga gauni viešpatės vis dėlto taip ir šitaip ir kažkaip tai užsimerki ir darai teisingą žingsnį. Tiesiog, kuo greičiau, nutraukdamas viską aplinkui. Teisingas žingsnis, viskas. Vos ištari taip. Staiga horizontas įsiplečia. Naujiena. Nauja kelionė. Viskas gera. Viešpatė pasirodo, tu mane šaukėjai į tą. Labai dažnai tai nutinka, kai žmonės, kurie mane pažįsta, man pasako, į ką aš esu pašauktas. Nes kai aš pats svarstau apie savo gyvenimą, aš labai dažnai vadovaujusi savimylą, savisauga ir savo visiškai iškreiptų savęs supratimu. Kai jūs prašote bičiulio, gal gali duoti nuotrauką į šeimos albumą ar kažkokį tokį, ar ne? Bičiulis išrenka savo pačią gražiausią nuotrauką. Ir visi žiūri ir sako, negali būti. Tikrai ne šitą. Žmonės, kurie tave pažįsta, žino, kaip ir kokiu būdu tu gražus. Tai ilgainiui aš supratau vieną paprastą dalyką, kad Dievas šaukia į ištikimybę. Ir kokiu autobusu į tą Palangą nuvykti, jis leidžia tau pasirinkti. Ir kas tu toks esi? Kaip? Bet nelik visas pasiėmęs save savo. Turi būti dalykai tavo gyvenime, kur tu save tikrai atiduodi. Jis yra kantrus. Gerai, jeigu tu manai, kad seminarija tavo kelias, nu aš palauksiu. Ir taip norėtų viešpatė, tai man vest ar ne? Kokia nesąmonė. Viešpat sako, o tu ką, savo proto neturi, širdies neturi, aš į tavo širdį įdėjau savo dvasios įstatymą, meilės įstatymą, turi kuo vadovautis, aš visada greta, kalbamės. Viešpatė, tu pašaukei mane būti ištikimu, dovanoti save, nepasilaikant nei trupučio, dovanoti iki galo. Jeigu šitą kelią išmoksi, jis nuves į dangų. Jeigu ne, liksi nuošalyje, kur greitai sutems. Tai mano toks pasidalinimas. Ir galima pereiti į maldą, butelę? Aišku, ačiū, gerai. Sėdėkim, ramiai, gerai, ačiū viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame tau, kad esi šaukiantysis mūsų brolis, kad esi šaukiantysis viešpats. Viešpatie, dėkojame tau, kad leidi mums išgirsti tavo kvietimą, tavo balsą. Ačiū tau, viešpatie, už tai, kad visą šitą tikrovę pripildei kvietimu, pripildei šaukimu, viešpatie. Kad esam tavo, Jėzau, kad turim tavo ausis ir tavo akis, girdėti tėvą, girdėti dvasią, ragauti žodį. Viešpatie, ačiū tau, kad tu myli ne truputį, bet tik tais visiškai ir tik pilnai, viešpatie. Ir tai yra mūsų didžiausia paguoda, didžiausia viltis ir ginklas prieš mirties baimę, ginklas prieš tuštumą, viešpatie, prieš buvimą nepašauktų, viešpatie. Meldžiame, viešpatie, už kiekvieną šiame pasaulyje,
tavo pašaukimą išgirsti, kad visata nebūtų tuščia, Viešpatie. To prašome kiekvienam bičiuliui, priešui, artimajam, kaimynui, kiekvienam, kas tik kvėpuoja, kas gyvas čia. Viešpatie, dėkojame už tą, kad tu turi omenyje apie mus, ką savo širdyje apie mus nešioji. Viešpatie, apie mane konkrečiai. Dėkoju, kad tavyje yra mano ateitis. Ne mano galvoje, Viešpatie, ne mano baimėse, ne mano lūkesčiuose. Bet visada tik tais daug geriau nei tai. Tavyje, Viešpatie. Tavyje yra tai, tavyje yra Amen. Tavyje Alfa, tavyje Omega. Tu visą apriepęs, Viešpatie, ir mano gyvenimas. Nieko nėra paprasčiau, Viešpatie, tokį nedidelį dalyką tau apriepti. Ir tokį nedidelį dalyką, Viešpatie, pripildai savimi visu. Dėkojame tau, Viešpatie, Jėzau, bičiulį, brolį. Ačiū Šventoji Dvasia. Ačiū Šventoji Dvasia už tą kalbėjimą, kuriuo kalbini mus kasdieną. Ačiū už tą besišypsantį motinos veidą. Ačiū už pakvietimą. Ačiū už tai, kad subūrė mus į bažnyčią, į ekleziją, į surinktųjų ir pašauktųjų šeimą. Ačiū, kad nesam vieni. Jėzau, garbinam tave, Jėzau, šlovinam tave. Pripildyk savo dvasią mūsų kiekvieną gyvenimo akimirką. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Na tai ką.